Mes svečiuojamas Žemųjų Kuniukų bokso klube Podvalas, kur šiuo metu su geriausiu savo mokiniu dirba garsus treneris Zenka Kuba. Žemųjų Kuniukų sporto žvaigždė Remontas Vilkinis ruošiasi sekmadienį įvyksinčiai miesto požemių profesionalų bokso čempionato pusfinaliniai dvikovai. Sakykite, kaip vyksta jūsų pasiruošimas? Dabar dirbam ant diharkės ir ant blino su trenereku. Mišokas, skakarkė, žaliazekai, kondicija. Karočią, kad kondicija būtų. Ir bankė. Gerbiamas boksininkas pasakė, kad jis gerbiamų trenerių lavina šiuo metu kvėpavimą. Jo darbo priemonės yra šaukdynė, maišai ir geležys. Trumpai sakant, jo svarbiausias tikslas pasiekti geriausią sportinę formą ir išlavinti gerą smūgį. Mes kalomės Podvalo profų lygoj. Hebra sumeta bašlius, daro stavkas, mes kalomės. Esu nukavęs čia praeitą savaitę iš Panemunės žąsinėlis vienas buvo. Žinai, Mirokas, Kablys ir Pečionkis. Matai, trečiam raunde. Paskui buvo iš Garliavos toks zdarovas šustrekas. Ilgai su jo kanalinausi, žiauriai ilgai. Paskui 15 raunde man šnurokai atsirišo. Jis man bandė mane paimti ant kieto, bet žinai mane. Trenerekas Vakičiosą vieną išmokino. Tiesus, padychas, čerdakas, matai ir kanatai. Ir užknarkiai ant kanatų, svarbiausia. Mes rungėmės profesionalų požemio lygoje, pasakė gerbiamas boksininkas. Kolegos surenka pinigus, rengia lažybas ir mes rungėmės. Jis yra nurungęs vieną naujoką iš Panemunės rajono Kaune. Gerbiamas boksininkas pasirinko štai tokią kovos taktiką. Staigus pritūpimas, šoninis smūgis kepenų plote, pergalė trečiajame raunde. Po to buvo vienas sveikas vikruolis iš Garliavos, miestelio šalia Kaunų. Su juo teko ilgokai vargti ir tik 15 raunde pavyko panaudoti trenerių išmokytus smūgius, tiesų smūgį į paširdžius saulės rezginį ir į momenėlį, galvos viršugalvį. Priešininkas neteko pusiausvyros ir užmigo ant virvių. Karočią, fanarai mum jerunda. Mes dar pečerepus pamachalinsim. Gerbiamas boksininkas pasakė, kad žibintai jam yra vieni niekai ir jis dar pamosuos per kaukolės. Atsiprašau, gal galėtumėt papasakot, čia jūs esat daug dabar pastatęs? Jo, aš čia brigadininkau, čia mano pavaduotojas. Karočią, visą žaidinę išačinu prie strojkių. Nemažai grokinau. Kiek točnai nepasakysiu. O dabar turbūt pietų pertrauka čia? Zagnul. Kokia pertrauka? Jeigu yra tik rastvoro ir ceglų, mes varom bez perarybų. Bet Gruzovikas su rastvoro kažkur užstrigo ir ceglos, matai. Prastos liko ir na įschodė. Tai sižu kurų. Mūsų darbštuoliai kolegos sako, kad visą gyvenimo pluša statybose ir jau daug gražių pastatų yra pastatę. Bet jeigu netrūksta skiedinių ir plytų, darbas eina kaip iš pypkės. Tik štai šį sykį šiek tiek vėluoja, gal kažkur užstrigo savivartė su skiediniu. Bet to ir plytos, kaip matote, baigėsi. Štai kolegos dėl to ir nutaikė laisvesnę pokaičio valandėlę, prisėdo atsipūsti. Daug turbūt nutikimų įvyksta. Skaniušnė. Ypač po kožno peripojus. Kostė, pernai gatovas papjankęs į mišalkį krito. O čia visai nesenai Česka, užsivertė mišoką cemento ir į katlavanų dribo. Tai paskui su trosovos ištraukiam. Ant nasilkių ir tiesiai į traumpunktą. Aš per karjerą, per čerdaką su šveleriu esu gavęs kokius 5 kartus. Per riobrus su Kronšteinu. Žinok, normalna žaizne. Strojkė kak strojkiai. Žinote, statybos yra statybos, atsitinka visokių žaismingų dalykų. Štai pernai Kastytis buvo trupučiuką neblaivus ir paslydęs įkrito į betono maišyklę. Arba štai neseniai kolega Česlovas su cemento maišeliu ant pečių paslydo ir įkrito į pamatų duobę. O štai ir kolegai taip pat atsitiko keletas nelaimingų atsitikimų, sakyčiau. Jis yra gavęs per šonkaulius keletą kartų su metalo profiliu, o per viršugalvį visiškai netyčia su laikikliu. Žinote, statybos yra statybos. Kai pastatom, taip ir stovi. Hei, kaip kimba? Galvok. Čia slabnas kliovas, nesekasi.
Va, žilką susipliončino, ant dziko bandžiau, ant červeko bandžiau, paplavokas trupas, jokio kliovo. Ir dar tas tvarius čia majačinasi rybiną baido. Dabar ant matiliaus bandysiu. Matote, šiandien gan prastokai kimba. Bandžiau meškeriauti su slieku, su uodo trūklio lerva, dabar bandysiu su kirminėlio. Bet patys matote, plūdai tarsi mirusi, o dar atrodo, aš čia kažkam lyg ir trukdau. Nu, pernai viena roza buvo rybalkė. Su Zinka išėjom ant dorkės į zalyvą, pastatėm karapkės, zapuščenkės užmetėm, įkišom vendas ir marmuškinam. Žiūriu, sudakas zdarovas pareina. Kai dėjau patsioką, tojam palubos ir pasmaugiam. Karočią, pilnus jašikus be zakonikų lėščių priribačinom. Štai kolega pasakoja. Pernai su Zenonu žvejų laiveliu buvo išplaukę į užutekį. Pastatė tinklus, užmetė dugninės ir meškerioja savo su avižėlę. Staiga bemata, kad ateinas stambus sveikas sterkas. Jie pakirto jį ir ant denio išsitraukė pasmaugį. Po to primeškeriojo pilnas dėželės neįstatyminių karšių. Karočią, šiandien jeigu nieko nebus, tai elektrą pasijungsiu. Nors gal šitas atšoks. O! O dabar kolega žada panaudoti neteisėtą žvejybos būdą elektrą. Labą dieną. Matau, taksistas esat. Nu, ar senas taksioras. Aš dabar biški dušmaninu retkričiais. Gal papasakosit, kas nutiko? Nu, va, dižokas bus užkalęs. Karočią, lipau į parodą ant trečio perėdačio, kažko nekanalina, įjungiau ryčiagą į antrą perėdačio. Vgasinu iki dugno, nekanalina. Sustojau, sakau, reikia pažiūrėt, o matai, maitniko obudas atšokęs. Karbo propkės atšokusios, saliarą išbėgus, babino dodo adačią. Karočią parašą, truba gaunas. Štai kaip aš norėčiau visą tai, ką jis pasakė, išdėstyti tvarkingai, aiškia lietuvių kalba. Gerbiamas taksistas važiavo į parodos kalną, Kaune, kaip supratote, ir pajuto, kad variklis blogai dirba, nepilnu pajėgumu. Atsidaręs variklio dangtį, jis pastebėjo, kad genda aukštos įtampos generatorius. Be to, sutrūkus iš švaistiklio įvorė, jis nori pasakyti, kad reikalai yra blogi. Nu vo, už vakar su korišu varom iš Pienkės, korišas trupas ant užpakalinės sėdinės guli, aš įkalęs, kazokai ant perikrioskę stabdo. Karočią ant Petrauskinės semaforos rodo krasneką, aš spontam tarmozinu. Kaip gasinau, žinai, kalnicu pavarotą, ant 14. Steškės visos dreba, boltai šaibo maina, galvoju, arba į kiuvietą, arba tvariai pagaus. Nu, davai. O šiame epizode mūsų pašnekovas pasakojo, kaip jis išgėręs kartu su girtu savo draugu važiavo lietuvių dainininko Kipro Petrausko vardu pavadintą gatvę Kaune ir pastebėjo, jog juos stabdo autoinspektoriai. Tačiau jie, pamatę raudoną šviesą, nesustojo, o bandė daryti staigų posūkį dideliu greičiu ir todėl vos nesubyrėjo atskiros jų mašinos detalės. Ir štai pasakojimas baigiamas tokiu išraiškingų ir daugelio žmonių vartojimų, dėja, aš sakyčiau, labai neteiktinų posakių "nu davai", kurį lietuvių kalboje verčiau reiktų pakeisti taip pat nemažiau išraiškingų, emocingų lietuviškų pasakymų "na".